žodžiu, tik sustojau prie kolonėlės, girdu, bum. Čia dabar. Ne, to taip, suvažiavau, išvėjimti taip. Na, taip. Viskas, nusipirkom, kon tik draudėm Kosovo, paprašė ne tik Šiaurės Makedonijais, žodžiu, kiekvieno šaliais atskirs draudėm, svarbu, tai 15 dainų, 6 eurą. Ir čia va Kosovo Seina jau. Čia da Šiaurės Makedonija. Viskas, varom į vidų, į Kosovo. Užsidengėm mocą. Atvarėm į uolą pasižiūrėti. Tai bandysim pasiekti, tik čia sutikom. Čia kas sako, kad čia atriek. Čia bišk netvarko kanalį. Negražia. Šiaip kitur gražia, čia net negražia. Mes buvom biškai atsiskyrę nuo visų. Ir paskui pasivėjom, sako, nevaikščiokit čia be mūsų, pasiklysit, žodžiu. O mes visur apėjom, jau įvėjom pats. Ir čia neįdomi ir senas tas vakščias, čia šauk, riek, visi būrių apspėti. Tai mes patys pasidarėm turą po labirintus. Fainė, gera, graži. Ir dauriuką. Jeigu kas važiuos, čia tikra rekomendacija. Dėdėl išvažiuot važiavam čia įveit, galvom, kur čia kas čia kažkaip spėjus lauką. Pasirodo už kavinuoks jiems. Nu, biški gids apšveit mums. Ton orvą atrad visišką atsitiktiną. Kažkai kareivė pastatydėm nams, 67 metas. Jėmė akmenys iš čia uolas, statė namus ir atsitiktinai atrado tam orvą. Tam orvų tipo, kaip pats kas sakė, ir 1,8 milijonų berods metų. 15 laipsnių šilumos laikos visada čia vidu. Tai va, būtent per ton veitą ir įlinda netyčia. Dabar ir užmūryti su plytom, ne su plytom, bet su tom pačiom molienom, bet ir užmūryti skylę, per katrau įlinda ir atrado iš tikrųjų ton be suolą.
Iš pradžių Gid sakė, kad kareivę atrado, beimdami akmenis, dabar jau persigalvoja. Sakė, kad ūkininkas per ton skylį įlinda. Tai jau nebežinau, kur dabar yra ta teisybė. Ar ūkininkas, ar kareivė. Nu, esmė, kad per čia atrado ir čia užmūrė. Iš tikrųjų labai ilgs, svarbus širkų apėjimų aplink, tikrai didelis. Tai ta visa uola yra 1260 metrų ilgi, bet lankytojam led apie tik 440 metrų. Nors mes ten, mes daugiau apėjomės, mes praėjom tas pats veids po kelis kartus iš kelių šonų. Tai gali būti. Einam pavalgyti, nors skane. Dabar. Hello. 2 persons. 2%. Yeah. Like here, down. Doesn't matter. Welcome. Čia? Just here, welcome. yeah. No problem. Thank you. Yeah. Kosovo veiksmus ir belekas. Važiuojant, tarkim, privažiuojant prie žaidų, kur tu turėtum praleisti, tai ne, žaidų sustoja, tavim praleid ir važiuoti žaidų. Atvara prie pagrindinį kelią šalutinį, toks motus rodo, važiuok, sustoji. Bėda parvažiuojant kokius 3 mašinas, tai davėjant sustoji, kiek sustoji, ką manai mišliausiu, nesuprantu. Tikrai nesuprantu, eismą, kas čia vyksta. Gerai, kad mes išvažiuojam iš to Kosovo. Į Prištiną, ką padensas šiandien miestas, kur buvom. Tai irgi bordaks, bėda kiek mašin, mentas su mergalkėm įsijungi, nieks nepraleid. Kažkoks kosmos. O žaidas pusės didžiausias. Tai faktas, kad bus tos pusės, kad čia bein sugalvoja vesti, kad sugalvoja praleisti, kad sugalvoja važiuoti, kaip kas nuotas te važiuon. Tai čia, nežinau, tokie eismo, tai, iš tikrųjų niekur. Makedonijoje, Šiaurės Makedonijoje, šiaip tvarkinga važiuojant dėl tų visų žaidų ir sankryžų panašiai ir iš tikrųjų labai neskub, greitį tikrai žiūr, bet ten ir belekas, kas kur nor nusimet mašiną, sugalvoja, kad reikia sustoti, įsijungia avarinį, palaik skersą mašiną, pirmo jaustų, net nereikia prie bordiūrų prisivaryti, ta prasme skersą beleką paveikti. Va taip važiuojant. Kosovos gražių kalnų, aukštų. Šitą vien viršūnį. Jo, tokį rimtai jau. Nežinau, koks čia nusaukštino jūros lygį ir mataujam, bet jau vien čia žiūrint ir manyčiau koks pusantro gal kyla. Kilometrus pusantro jo. Rimtai atrodo. Viršūnė ar piramidė tokį. Nežinau, kaip čia kas vyksta, bet atei pripylė. Sakau, parduotuvė susimokėti. Saka, grinas ar kortelė. Sakau, grinas. Sako, mokėk čia. Susimokėjau 16 eurų. O nežinau, nuėjo atsisėda. Ir nei čekį kokį nors, nei kompiniks iki šiandien susikaiš. Taip, čia kažką paprasta viskas. Jo, tai šiandien apsėjinas jau esam, grįžtam atgal į Makedoniją. Taip, štai taip įvyks. Prisirinki pinigūniai. Kuntu ten bėgėlė atsiekti iš kur, kiek ten esi pylis, kiek supylis, kiek įpylis. Jeigu čia jokių čekių, jokių niek neduodi. Pasidarnė čia man trūtų pinigų. O benzins
Euras 50 kažkur, kažkas tokį. Nebrangiak. Šiaurės Makedonijoje euras 80, kad, nu, priklausant galintis, kitur beveik euras 90. Tai ganėtinai brūgė. Užsidariau stikliok, man tai karštas pot 38 šilumos, 37. Čia ne, čia nuo variklių, bet neįmanom įkvėpti tvorką važiuojant. Gerai, atvarėm seiną štai. Už kelius mokėti tai kas 10 km po postą. Vėja kažkaip. Visiškam. Žiūrėk, koks loblinks. Išskrėda upėriaks. Ai, nu aš kažkaip neužmačiau. Linas sakė, daug kondį prieš tą forsą stojom. Sakė, kelia už kiekvieną postą po 50 centų, tai reikės sumokėti. Tai nežinau, 20 dinarų, kiek tas ir ten gaunas. Bet čia apsaik buvo parašyti, kad po 5 centų. Tai nors tai gerai, tik tai, kad užknis, kad reikia sustoti. Iš to motociklo čia susikrapštinėjai viskon. Tas bieški užknis, o šiaip viskas okei, nebrangia. Ir toliau, o tokias vaizdas ir važiuonam link Albanijos. Spėk, kas sulauž man akins geras. Daug. 2 eurai. 2 eurai. Polarizuotas tikrai. Nieko, viskas gerai. Nu aš tau sulaužti. Šimsi vieną akį. Čia esame Aurovo nacionaliniam parke. O tai apšita. Teik šiukšlių. GTRs nulėki. Važiuonam per Maurovo nacionalinį parką kanjoną dabar. Dedamės dar biškį į apačią. Čia upės tek šalia. O tokiai skardė. Aš tokį gerą veidą šaltienis viskas. Ir prišiukšlinta, belekeik. Kažkokie nevals. Pažiūrėk, kokį veidą. Žiūrėk, kiek čia šiukšlių. Eik, tu savo ten apačiu maišas. Maišą. Brūda. Toks veidas. Šiukšlian. Žiauru. Eik, tu savo. Žiauru. Jo. Net butelį aprasvai. Nušalti. Oho, kur ten įsiteisinama. Kaip tu ten turi užvažiuoti. Čia turbūt prasideda kels viršų. Mečetį matos vien. Ten mečetis bokštas. Nu, koks kempings.
Tai va, mūsų planas šiandien ir toks, gal pavyks, nežinom dar. Ten tai yra, matom, kad stovi kažkoks kemperis. Tai mes bandysim, ten ir toks keliuks, pagal žemėlapį pasižiūrėjau, ir pavažiuoti vos ten iš šon. Ir ten pabandysim išmėgoti čia, vat, tokio gražio veito kalną visur aplinko ežeriuks. Gal pavyks mūsų planas. Ką tu sakai? A dabar žinos. Parodžiau programėlę BEEN vadins. BEEN. Jeigu norit, galite ir jūs pasinaudoti. Susižymėsit šalis, kur esat buvę. Į Albaniją. Iš tikrųjų nelabai svartau, čia Makedonija mums išleido. Jo, Makedonija išleido, Albanija dabar mums tikrins turbūt. Žiūrėk, kiek pradėjo ventiliatorių šitą pusę, čia man kojas to. Jokiam 9. Žodžiu, nebėtų laik žaistis. Bet 53 išsijungi ventiliatorius, tai dar kėlė temperatūrą. Ir įkojas va tokį temperatūrą parent. Nu i vėl įlendėm, mes čia užsinaktinėjom. Žemė užsinaktinėjom, jau šitą toms pos 9 ir, bet jau viskas staigė, ten už kalnų saulė pasislėpė. Žiaurė, tai čia vien veitėlį tik plačiau nuvažiuojant į degalinę, apsisukom ir bandysim to veitį, čia įvažiuoti, gal pavyks pasistatyti palapėnį mums. Ir vandens dar turėsim šalia, bet čia šitą tekų pėlis kažkoks kalnų, tai čia kažkur netoliai pravažiavom. Nu tai bandom kažkur įlysti. Na, bet čia vien šiukšliuose, ne?
Yes! Nu va, įsikūrėm, palapinį pasistatėm, nusipirkom kažkokių bomžpakneškių, paskutinė parduotuvė prieš Albaniją įsėjom. Esame važiavę į Albaniją gal 15 km, 20 gal. Ten kažkur tolumomis miestėlis viens, pats matėt, ką pervažiavau, būt pasidėjai dabar vėl laik video nebus šį vakarą, tik susikels kažkur į kompą. Tūnų turim, sardinį turim, kažkur bišk perkusiam, tokį sriubėlį dar kažkokį. Dabar tiksliau, nežinau, gal išsiversim. Vandens pasiėmėm, kolas. Nu į vest, va tokį dainelį šiandien. Uola tikra buvo verta dėmesį, Kosovo nieko gero. Vėlgi kažkokį dėjiną važiavom, pravažiavom čia irgi sustojom prie ežer, gražus ežers, tas vis nacionalinis parkas, labai gražus, kalna graži, viskas į fainę, nu bet su šiukšlėm, tai patikėkit, rytoj rytmetį aš jums parodysiu, tačiau bus kitų dalį. Atvažiavom čia nukel, graži veit, viskon sakomų pėlis pastatysim. Nu ir konis, galvoju, čia visokių klozetų, visokių nesąmonių, privežtų, išmėtyti, ta prasme, žiauru. Tai dėl to pervažiavau per tiltėlį, nes atėjau iš pradžių pasižiūrėti, žiūriu, graži pėjau, o ne čia su autobuselės jau nebepervažiavom per opį. Tai viskon iškratų ten su savo prikabeliam ir autobusiukas. Žiauru, iš tikrųjų žiauru, ten pats matėt. Pafilmavau kelius veidus, kapti apgal žmonės daryti, nežinau, neįsivaizduoju. Tai va toks vakarėlis, šiaip oras geras, 27 laipsnių, tai aš taip žiauda paskutinį kartą. Pos 10 pavalgom, įmėsenam golti. Su jums atsisveikin, labanakti, kam patiko, uždėkit ant laikų, pasidalinkit, pakomentuokit. Na ir teik. Sustiksim kėdien. Ate.